Markas Aurelijus. Meditacijos. 5 knyga. 1 mintis. Ryte, kai nenori keltis, paklausk savęs, ar ne dėl žmogaus darbo aš gimiau, nejaugi tau vis dar sunku imtis to, dėl ko buvai sukurtas, dėl ko esi pasaulyje, ar tik tam, kad gulėtum šiltai patalose ir lepintum kūną, bet juk tai malonu. Ar tam gimęs, kad vaikytumeisi malonumo, ar neveikiau tam, kad veiktum, kurtum, prisidėtum? Pažvelk aplink. Kiekvienas medis, kiekvienas augalas, žvirbliai, skruzdėlės, vorai, bitės, visi jie, kiekvienas savaip, vykdo savo paskirtį, prisideda prie visatos tvarkos. Ir tu, ar atsisakysi daryti tai, kas priklauso žmogui? Sakai, bet juk reikia ir pailsėti? Taip, reikia. Gamta tam skyrė laiką, kaip skyrė laiką valgiui ir gėrimui. Tačiau tu viršiji poilsio saiką ir nesieki veiklos ribos, kurią galėtum pasiekti. Tai kaip gali teigti, kad myli save, jei nemyli to, kad tavo prigimtis tau skyrė? Kiti žmonės, tie, kurie myli savo amatą, pamiršta kūną, nevalgo, negeria, dirba be atokvėpio. Ar tu mažiau gerbi savo prigimtį, nei stalius savo įrankius, šokėjas savo meną, gobšuolis savo sidabrą, tuščiagarbis plojimus? Jie dėl to, ką vertina, gali atsisakyti poilsio ir maisto. Ar tau žmonijos labui skirtas darbas turėtų atrodyti mažiau vertas? 2 mintis. Kaip lengva žmogui nusikratyti neramių, svetimų minčių ir akimirksniu pasiekti ramybę ir tylą. 3 mintis. Laikyk save vertą kalbėti ir veikti taip, kaip reikalauja prigimtis. Niekada neleisk, kad baimė dėl to, ką pasakys kiti, ar pagalvos, kad tai tave sulaikytų. Jei tai, ką ketini padaryti ar pasakyti, yra teisinga, nepaniekink savęs tiek, kad nusižengtum dėl kitų žmonių žvilgsnių. Tu žiūrėk į savąją, kurioje susilieja tavo individuali ir bendra žmonių prigimtis, o jų kelias vienas ir tas pats. 4 mintis. Aš gyvenu veikdamas pagal prigimtį, iki tol, kol nugriūsiu ir atiduosiu savo paskutinį kvėpavimą tam orui, kuriuo kvėpavau visą gyvenimą. Ir krisiu ant žemės, iš kurios mano tėvas gavo sėklą, motina kraują, auklė pieną, kuriuo mane maitino visus šiuos metus. Tai ta pati žemė, kuri mane laiko, kurią naudoju įvairiausiais būdais, kartais teisingai, o kartais išnaudodamas. 5 mintis. Niekas nesusižavės tavo iškalba, tau tai tiesiog neduota. Tegul taip, tačiau yra daugybė kitų savybių, kurioms nereikia įgimto sugebėjimo. Tad parodyk tai, kas priklauso tik nuo tavęs. Nuoširdumą, rimtumą, darbštumą, malonumų niekinimą. Nebūk bambeklis, būk patenkintas mažu. Būk malonus, laisvas, venk pertekliaus tuščio tauškėjimo, būk didžios dvasios. Argi nematai, kiek daug dalykų tu galėtum daryti, nepaisydamas savo įgimtų trūkumų, bet vis tiek savanoriškai traukiasi žemyn? Ar nori sakyti, kad tavo prigimtis verčia tave skųstis, nuolaidžiauti, meilikauti, kaltinti, pataikauti kūnui, siekti tuščios šlovės, būti išsiblaškiusiam ir neapsisprendusiam? Dievai mato, viso to tu galėjai seniai atsisakyti. Turėtum tik sutikti būti laikomas kiek lėtapėdžiu ar nerangiu, bet tai priimti ramiai, nei smerkti, nei girtis dėl to. 6 mintis. Yra tokių, kurie padarė gerą, iškart ima skaičiuoti, laukia atpildo. Kiti bent jau nelaiko to skola,
bet vis tiek galvoja, aš tau padėjau. O yra ir treti, tie, kurie padarė gerą, net nepastebi, kad ką padarė. Jie kaip vynmedis išauginęs vynuogės. Padarė, kas priklauso ir eina toliau. Kaip arklys po lenktynių, šuo po medžioklės ar bitė po medaus. Jie nedrumščia savęs šlove ar padėkom. Toks ir žmogus, kuris supranta savo prigimtį. Jis daro gerą ir nedaro iš to kokio įvykio. Veikla jam kaip vynuogių sezonas vynmedžiui. Viena baigėsi, kita prasideda. Būk kaip jie, daryk tai, kas gera ir nekreipk dėmesio. Bet žmogui derėtų suprasti, ką jis daro, argi ne tai išskiria mus. Taip, bet tu neteisingai supranti šiuos žodžius. Jei būtum supratęs, būtum tarp trečiųjų. Tavo mintis skamba protingai, bet giliau ji veda klaidingu keliu. Supratimas tai nepasipūtimas, nedėmesio troškimas. Ir jeigu tikrai suprasi, tai nesutrukdys tau veikti draugiškai. 7 mintis. Atėniečių malda skambėjo taip: O Dieve Dzeusai, leisk lietų visiems laukams ir dirvoms, kurios priklauso Atėnams. Mes turėtume išvis nesimelsti arba melstis taip, atvirai ir bendrystei, o ne kiekvienas tik savo atskirai. 8 mintis. Kaip sakome apie gydytoją, vienam jis paskyrė jodinėti, kitam šaltas vonias, trečiam vaikščioti basam. Taip pat galime sakyti, jog visatos prigimtis šiam žmogui paskyrė ligą, tam aklumą, kitam netekti ar nuostolį. Kaip gydytojas paskiria kažką kaip priemonę sveikatai, taip ir tai, kas nutinka mums, yra skirta kaip priemonė įgyvendinti likimui. Ir kaip akmenis tam tikroje padėtyje sienoje ar piramidėje susiderina, taip ir įvykiai dera visatoje. Mes sakome, kad jie sutampa, tarsi savaime sueina į visumą. Nors įvykiai skirtingi, tačiau jų dermė viena. Visata sudaryta iš visų kūnų, yra vienas tobulas kūnas. Taip ir priežastis bei įvykiai turi vieną bendrą likimą atspindinti jų esmę. Net paprasti žmonės tai supranta. Jie sako, taip lemta. Tad kaip gydytojas skiria gydymą, taip ir likimas skiria įvykius. Priimk juos taip, kaip priimi gydytojo paskirimus. Nors ir nemalonus, jie veda į sveikatą. Leisk savo suvokti, kad viskas, kas vyksta, prisideda prie visatos gerovės ir Dzeuso laimės. Jei tai nebūtų naudinga visumai, tai nebūtų įvykę. Jokia natūrali sistema negeneruoja to, kas prieštarautų jos tvarkai. Todėl turi 2 priežastis džiaugtis tuo, kas tau nutinka. Pirma, nes tai skirta tau nuo pat pradžių, likimo audinyje. Antra, nes visumos gerovė priklauso nuo kiekvienos dalies. Ir jei tu atmeti dalį, griauni visumą. Kai piktinėsi įvykiais, tu kiek gali atplėši jų ryšį su visuma. 9 mintis. Nebūk nusivylęs, nepasiduok, neprarask vilties, jei tau ne visada pavyksta viską daryti pagal teisingus principus. Nukrypai? Grįžk. Dėl pasaulio blaškymų ar žmogiškų silpnumų nesipiktink, jų neišvengsi, bet visuomet mylėk ir siek vieno – filosofiško gyvenimo, kuris tau skirtas. Ir kai prie jo grįžti, nedaryk to kaip mokinys nenorom grįžtantis pas griežtą mokytoją. Grįžk kaip žmogus turintis skaudančias akis, prie švelnios kempinės, kaip žmogus ieškantis palengvėjimo. Tuomet paklusnumas protui taps ne demonstracija, o tikrų palengvėjimu. Prisimink, filosofija reikalauja tik to, ko reikalauja tavo prigimtis. Argi pats norėtum kažko, kas prieštarauja tavo prigimčiai? Kasgi maloniau,
Tai, kas dera su gamta, ar tai, kas prieštarauja? Ar ne todėl malonumas pražudo tiek žmonių, kad jis laikomas natūraliu ir maloniu? Tačiau pažvelk giliau, ar ne iš tikro natūralesnės yra didybė, laisvė, paprastumas, ramybė, šventumas ir išmintis? Ar kas nors yra švelnesnio ir natūralesnio už nuoseklų, aiškų proto darbą, be klaidų ir suklupimų? Kalbant apie pasaulio dalykus, jų esmė tokia miglota, kad net didieji filosofai sunkiai ją perpranta. Stoikai tiki, kad ji suvokiama, bet tik sunkiai ir retai. Todėl bet koks mūsų įsitikinimas laikinas. Kas gali būti visiškai tikras savo išvadose? Pereik nuo dalyko esmės prie to, kam jie priklauso. Kiek jie laikini, kiek menki. Juos gali turėti ištvirkęs žmogus, prostitutė ar žiaurus engėjas. O kaip dėl žmonių, su kuriais bendrauji? Kiek sunkumų net su tais, kuriuos mes mylime. Jau nekalbant apie tai, kaip sunku sutarti su savimi. Toks pasaulis neaiškus, purvinas ir nuolat kintantis. Tiek medžiagos, tiek laiko, tiek judėjimo, tiek daiktų prasme. Kas šiame sraute vertinga, ką verta garbinti ar uoliai siekti? Net nesuprantu. Visa tai viena kitam prieštarauja. 10 mintis. Nuramink save laukdamas natūralios pabaigos. Neapgailestauk, kad ji dar neatėjo. Būk ramus dėl 2 dalykų. Pirma, tau nieko nenutiks, kas prieštarautų visatos prigimčiai. Antra, niekas negali priversti tavęs daryti to, kas prieštarauja tavo vidiniam dieviškumui, tavo sielai. Nes nėra žmogaus, kuris galėtų tave priversti nusidėti prieš patį save. 11 mintis. Ką dabar darau su savo siela? Šį klausimą sau turi užduoti vėl ir vėl. Kuo dabar užsiema mano vadovaujanti racionali dalis? Kokia siela dabar mane valdo? Vaiko, paauglio, moteriška, tirono, žvėries ar laukinio gyvūno? 12 mintis. Kas iš tiesų yra tai, ką dauguma vadina geru? Gali pamatyti iš paprasto dalyko, kai žmogus išgirsta apie tikrasias vertybės, išmintį, saiką, teisingumą, drąsą, jam nebereikia nieko daugiau. Šie žodžiai užpildo žodžio gerą prasmę. Bet kai išgirsta apie turtus, malonumus, šlovę, jis tikisi dar kažko, jam nepakanka. Net paprastas žmogus jaučia skirtumą. Kodėl, kai apie dorybės kalbama, kai apie gėrį, nereikia pasiteisinimų, bet kai giriame turtą ar malonumus, tai suvokiama kaip pokštas ar juokas. Pagalvok, jei žmonės scenoje juokiasi iš to, kad turtingi žmonės net neturi vietos, kur išsituštinti, ar tai tikrai yra tas gėris, kurio verta siekti? 13 mintis. Aš sudarytas iš medžiagos ir formos. Ne viena iš jų negali būti sunaikinta į nieką. Kaip aš iš nieko neatsiradau, taip ir neišnyksiu. Kiekviena mano dalis per pasikeitimą pateks į visumos dalį, ir vėliau į kitą, ir taip be galo. Taip per virsmą tapau tuo, kas esu, kaip ir tie, kurie mane pagimdė, ir jų protėviai, iki begalybės. Nors pasaulio tvarka turi savo ciklus, mes galime kalbėti apie šią amžiną kaitą. 14 mintis. Protas ir racionalumas yra galios, kurios pasitenkina pačios savimi ir veikia iš savęs. Jos juda neatsitiktinai, bet kryptingai, link to, kas įmanoma, kas prieš jas, kas tikra. Todėl tokie veiksmai vadinami katortosiais, tiesūs veiksmai. Niekas nepriklauso žmogui, kas nepriklauso jam kaip žmogui. Sėkmė ar tikslų pasiekimas ne tai, kas reikalinga žmogui pagal jo prigimtį.
Jo esmė nėra pasiekti rezultatą. Jei išoriniai dalykai būtų tikrai žmogui svarbus, tai nebūtų gerbtinas tas, kuris jų atsisako, bet kaip tik priešingai, kuo žmogus labiau nuo jų atsitraukia ar geriau susidoroja su netektimi, tuo jis laikomas geresniu. 15 mintis. Tokios, kokios tavo mintis kasdien, tokia laikui bėgant bus ir tavo siela. Siela įgauna spalvą nuo vaizdinių, tad pripildyk ją nuolatinėmis sveikomis mintimis. Pavyzdžiui, kur bebūtum, ten gali gyventi gerai. Jei esi rūmuose, ir ten gali gyventi gerai. Ir kiekvienas sukurtas tam, kas jam skirta, ir natūraliai prie to linksta. Į tai, prie ko linksta prigimtis, ten ir jo tikslas. Ten, kur tikslas, ten ir jo gėris. Todėl visuomenė yra racionalios būtybės tikrasis gėris. Kad esame sukurti vieni kitiems seniai įrodyta, argi kiltų kam nors abejonių, kad tai, kas menkesnio, yra skirta stipresniam, kad geriausi dalykai skirti vieni kitiems, kad siela yra daugiau nei daiktas be sielos ir kad racionali siela yra aukščiau visų. 16 mintis. Norėti neįmanomų dalykų – beprotybė, o juk neįmanoma, kad nedoras žmogus nepadarytų nieko nedoro. Ir apskritai, žmogui neatsitinka nieko, kas nebūtų natūralu jo prigimčiai. Tie patys dalykai nutinka ir kitiems. Jei žmogus, kuris net nesupranta, kas jam nutiko, arba tas, kuris nori būti giriamas už drąsą, gali ištverti be skausmo, argi tai nėra gėda, kad neišmanimas ar tuščias troškimas būti giriamu veikia stipriau nei tikrasis protas. O patys dalykai, jie negali pasiekti tavo sielos. Jie negali jos paveikti, tik ji pati gali save paveikti. Ir kaip ji nusprendžia juos vertinti, taip jie ir tampa svarbus ar nereikšmingi. 17 mintis. Iš vienos pusės žmogus, arčiausiai mūsų, privalome jam padėti ir jį pakęsti. Bet jei jis trukdo mano tikriesiems veiksmams, tada jis man toks pat kaip vėjas ar žvėris. Jie gali sutrukdyti išoriniai veiklai, bet ne mano dvasiai, nes ši visada turi galimybę perorientuoti kryptį nuo to, ko negali pasiekti, prie to, ką gali. Taip kiekviena kliūtis tampa jos tikslu. Tai, kas buvo trukdis, dabar tampa keliu. 18 mintis. Gerbk tai, kas yra aukščiausia ir galingiausia pasaulyje. Tai, kas valdo ir naudoja viską. Taip pat savyje gerbk tai, kas yra aukščiausia ir galingiausia, tai savo protą, kuris kaip ir pasaulio protas, valdo viską tavo viduje ir tarnauja tau kaip vedlys. 19 mintis. Tai, kas nekenkia visam miestui, negali pakenkti ir jo piliečiui. Šią taisyklę taikyk kaskart, kai jauti neteisybę. Jei visa bendruomenė nuo to nenukentėjo, tai ir tu ne. Tad kam tai versti asmeninė problema? Geriau apsvarstyk, kur žmogus tavo manymu padaręs neteisybę suklydo. Ir dažnai mąstyk, kaip greitai viskas pasaulyje nyksta, tarsi išnyksta iš akių. Visa medžiaga lyg upės tėkmė, nuolatinis judėjimas. Visos veiklos tai nuolatinė kaita. Priežastis be galo kintančios. Beveik nieko nėra tikro ar pastovaus. Pagalvok ir apie praeities begalybę bei būsimą laiką, beribį, kuriame viskas išnyks. Nejau esi toks kvailas, kad dėl šių dalykų puikuojasi, nerimauji ar raudi taip, lyg tai tęstusi amžinai. Tu esi mažytė visatos dalis. Ir tavo gyvenimas tai akimirka pasaulio laike. Kokia dalis visų įvykių ir likimų tenka tau? O jei kažkas nusidėjo prieš tave, tai jo reikalas. Jis atsakingas už savo veiksmus, o tu daryk tai,
kad tavo prigimtis skatina daryti. 20 mintis. Tau vadovaujanti dvasios dalis neturi niekada keistis dėl kūno skausmo ar malonumo. Ji neturi su jais susilieti, bet tegul juos riboja ir laikosi jų ribose. Jei kūno pojūčiai visgi pasiekia protą, o tai kūnui ir protui būnant susietiems natūralu, tu neturi su tuo kovoti. Priimk pojūtį kaip pojūtį, tačiau nepridėk vertinimo, kad tai gera arba tai bloga. Tada viskas bus gerai. 21 mintis. Gyventi su dievais reiškia gyventi taip, kad jie matytų sielą, kuri džiaugiasi tuo, ką gauna, ir atlieka tai, kas patinka dvasiai, kurią Dzeusas paskyrė kiekvienam žmogui, kaip jo vidinį sergėtoją, tą, kuris jį stebi ir veda. 22 mintis. Nesipyk nei su tuo, kurio kvapas iš burnos nemalonus, nei su tuo, kurio pažastys smirda. Ką jis gali padaryti? Toks jo kvapas, tokia kūno prigimtis, ir iš jos neišvengiamai kyla tas kvapas. Bet jis turi protą, galėtų suprasti, kad erzina aplinkinius? Taip, bet ir tu turi protą. Tad tegul tas protas kalba su jo protu. Paaiškink jam, įspėk jį. Jei jis paklausys, tu jį pataisei ir pykti daugiau nebereikės. 23 mintis. Sakai, kur nebūtų nei triukšmadarių, nei ištvirkelių? O kodėl? Jei trokšti tokios ramybės, kaip toje vietoje be triukšmo ir nuodėmės, gyvenk jau taip dabar. Jei tau trukdo, gali palikti gyvenimą, bet ne savo pašaukimą. Taip kaip žmogus išeina iš dūmų, sako, čia dūmai ir išeinu. Kas čia didingo? Kol niekas manęs nevaržo, aš liksiu laisvas. Ir niekas man nesutrukdys daryti tai, ką noriu. O mano valia bus visada derinama prie to, kas dera su protingos socialios būtybės prigimtimi. 24 mintis. Visata valdoma protu, kuris tarnauja bendrystei. Todėl ir mažesnieji dalykai skirti didesniesiems, o geriausieji sujungti tarpusavio darna. Ar nematai, kaip viskas suderinta, kaip viskam paskirta vieta pagal vertę, o tie, kas viršiau kitų, tie sujungti į vienybę, į harmoningą sutarimą. 25 mintis. Kaip iki šiol elgeisi su dievais, su tėvais, broliais, žmona, vaikais, mokytojais, įtėviais, draugais, tarnaujančiais. Ar gali sakyti, kad niekada neįžeidė jų nei žodžiu, nei veiksmu? Atsimink, kiek jau visko esi patyręs, kiek išlaikei. Tavo gyvenimo knyga beveik užversta, tavo užduotis beveik baigta. Kiek gerų dalykų tu supratai, kiek malonumų ir skausmų įveikiai su panieka, kiek tuščių šlovės troškimų atmetei, kiek kartų su kvailais žmonėmis elgeisi ramiai ir išmintingai. 26 mintis. Kodėl kvailos ir neįsilavinusios sielos turėtų trukdyti tą, kuri yra išmintinga ir apmokyta? O kurigi tokia? Ta, kuri supranta pradžią ir pabaigą ir žino apie tą racionalią esmę, kuri persmerkia visus daiktus ir laikotarpius, visada likdama ta pati, tvarkanti ir valdanti pasaulį ciklais. 27 mintis. Labai greitai būsi arba pelenai, arba skeletas, o gal tik vardas, o gal net vardo neliks. O kas tas vardas? Tik tuščias garsas, aidas. Mylimiausi šio pasaulio dalykai, tik tuštybė, dvokas, niekingi, net rimčiausi dalykai. Jei žvelgi į juos teisingai, tai tik šunyčiai, kandžiojantis vieni kitus, arba vaikai verkiantis ir besijuokiantis be priežasties. O tikrosios vertybės, ištikimybė, kuklumas, teisingumas, tiesa, kaip sakė poetas, tai seniai paliko šią žemę ir pasitraukė į dangų. Tad kas tave dar laiko čia?
Jei pojūčiai klaidina, jei kūnas tik kraujo garai, o garbė tarp žmonių tik tuštybė, ko tu lauki? Mirties ar transformacijos priimk bet kurį ramiai, o iki tol kas tenkins tave? Tik tai, garbinti dievus, daryti gerą žmonėms, pakęsti juos ir jų nežaloti. O apie visus išorinius dalykus, tiek kūno, tiek gyvenimo, prisimink, kad jie ne tavo ir ne tavo galioje. 28 mintis. Visada gali pasisekti, jei pasirinksi teisingą kelią, tiek mintimis, tiek veiksmais. 2 savybės bendros visoms protingoms būtybėms, tiek žmonėms, tiek dievams. Pirma, kad jos negali būti kliudomos daryti tai, kas joms būdinga. Antra, kad jų laimė glūdi dorame nusiteikime ir dorų veiksmų vykdyme. Ten ir baigėsi jų troškimai. 29 mintis. Jei tai nėra mano kaltė, nei tai kyla iš kokios nors blogio šaknies manyje, ir jei nuo to nenukenčia visuomenė, kodėl man tai turėtų rūpėti? Ir kaip visuomenė nuo to kenčia? Negalima pasikliauti vien nuomonę ar įspūdžiu. Padėk, kiek gali, kai reikia, net jei jie patiria žalą išoriniuose dalykuose, bet nelaikyk to tikra žala, tai būtų neteisinga. Kaip komedijoje globėjas išeidamas su dideliu iškilmingumu prašo savo globotinio vilkelio, bet žino, kad tai tik vaikiškas žaislas, taip ir tu. Visos šios bylos ir triukšmai teismuose, ar nežinai, kas tai per dalykai? Sakai taip, bet kiti tuo labai rūpinasi? Tai ar ir tu nori būti kvailas? Kartą buvai, gana. 30 mintis. Tegul mirtis mane ištinka kada nori ir kur nori. Aš vis tiek būsiu laimingas. Nes laimingas yra tas, kuris per gyvenimą savo paskirsto laimingą dalią. Tai yra dora siela, geri troškimai, geri darbai. 6 knyga. 1 mintis. Pati medžiaga, iš kurios sudaryta visata, yra paklusni ir lengvai formuojama, o racionali esybė, kuri ją valdo, neturi priežasties daryti blogio. Ji neturi blogio savyje ir negali nieko blogo padaryti. Ir niekas negali būti jos sužeista. Viskas vyksta pagal jos valią ir nurodymus. 2 mintis. Tau turi būti tas pats, ar esi sušalęs ar šiltas, ar apsnūdęs ar gerai išsimiegojęs, ar giriamas ar peikiamas, vis tiek atliks savo pareigą. Net jei tai būtų mirtis, ir ji yra viena iš tavo gyvenimo veiksmų. 3 mintis. Pažvelk į vidų. Neperženk jokio daikto vertinimo, kol nebūsi iki galo supratęs jo esmės ir vertės. 4 mintis. Visi daiktai greitai keičiasi. Jie arba išgaruoja ir vėl susijungia į vieną substanciją, kaip teigia kai kurie, arba išsisklaido, o racionali esybė, kuri viską valdo, ji supranta save, savo paskirtį, ką daro ir su kuo dirba. Todėl stebėtina ne tai, kad mes nežinome daugelio dalykų, o tai, kad apskritai kažką suprantame. 5 mintis. Geriausia keršto forma – netapti panašiu į tą, kuris tau pakenkė. 6 mintis. Tegul tavo vienintelis džiaugsmas ir paguoda būna pereiti iš vieno geranoriško veiksmo į kitą, su Dievu visada mintyse. 7 mintis. Racionaliai vadovaujanti sielos dalis pati gali save pažadinti, pasukti. Ji pati save formuoja ir paaiškina savo pasaulį taip, kaip nusprendžia. 8 mintis. Viskas vyksta pagal visatos prigimtį, ne pagal kokią vidinę ar išorinę jėgą. Arba pasaulis yra atsitiktinis chaosas, kuris vieną dieną iširs,
arba tai vieninga sistema valdoma apvaizdos. Jei pirmasis variantas, kodėl dar norėtum pasilikti? Kodėl rūpintumeisi dievų palankumu, jei viskas bet kokiu atveju iširs? Tačiau jei tai tvarkinga visuma, tuomet tavo tikėjimas nėra veltui. Tuomet būk ramus, pasitikėk tuo, kuris viską valdo. 9 mintis. Kai kas nors yra sunku ar skaudu ir jauti, kad pasimetei viduje, kuo greičiau grįžk prie savęs. Neleisk savo ilgai būti išmuštam iš ritmo. Jei tai darysi nuolat, tai kaskart bus lengviau išlaikyti vidinę darną. Iškritai, grįžk, pradėk iš naujo. 10 mintis. Jei turėtum ir pamotę ir gimtąją motiną, tu gerbtum abi, bet visada grįžtum pas tikrąją. Taip elkis ir su pasauliu ir filosofija. Dažnai grįžk pas ją, ją atsiremk. Ji leidžia tau ištverti viską, kas iš išorės, ir padaro tave ištveriamu kitiems. 11 mintis. Kaip naudinga yra teisingai įsivaizduoti dalykus. Pavyzdžiui, tai žuvies lavonas, tai paukščio, tai kiaulės. Vynas tai tik paprastos vynuogių sultys. Purpurinis rūbas tai avies vilna nudažyta moliusko krauju. O sueitis tik 2 kūno dalių trintis, išskyros ir spazmai, kaip sakė Hipokratas. Šie vaizdiniai padeda prasiskverbti pro išorę ir pamatyti esmę. Naudok juos visą gyvenimą, ypač kai kažkas atrodo labai vertinga ar iškilminga. Tuomet tavo užduotis atidengti tikrovę ir nuimti kaukę, nes išorinė pompastika tai klastinga apgaulė. Ir būtent tada, kai tau atrodo, kad užsiemi rimtais reikalais, esi labiausiai linkęs būti apgautam. 12 mintis. Pažvelk, ką Kratėjas yra pasakęs apie patį Ksenokratą. 13 mintis. Tai, ko žavisi paprasti žmonės, dažniausiai yra dalykai priklausantis bendrai gamtai. Akmenys, mediena, figos, vynmedžiai, alyvmedžiai. Tie, kurie šiek tiek labiau susivaldo, žavisi gyvais padarais, gyvuliais, bandomis. Kiti, dar labiau išlavinti, žavisi tik protingomis būtybėmis, bet ne dėl jų racionalumo, o dėl meno, išmonės ar gudraus sugebėjimo. Kai kurie vien dėl to, kad turi daug vergų, o tas, kuris gerbia protą kaip tokį, būtent dėl jo racionalumo ir prigimtinio polinkio į bendrystę, nevertina nieko daugiau. Toks žmogus stengiasi išlaikyti savo paties sielą nuolatinėme proto ir bendruomeniškumo veikime. Ir taip jis bendradarbiauja su Dievu, kurio prigimtimi pats dalijasi. 14 mintis. Kai kurie dalykai skuba būti, o kiti išnykti. Net tai, kas dabar egzistuoja, jau dalinai žuvę. Nuolatiniai pokyčiai ir kaita atnaujina pasaulį, kaip laiko tėkmė atnaujino jo epochą, nors ji ir begalinė. Tokiame sraute, o kas vertingo gali likti, į ką verta įsikibti, kaip žmogus, kuris įsimyli žvirblį skrajojantį aplink, vos pastebėtas jis jau pranyko. Mūsų gyvenimas tik kraujo garas, kvėpavimo akimirka. Kaip mes kasdien įkvepiame ir iškvepiame orą, taip vieną dieną iškvėpsime paskutinį kartą į tą patį orą, kurį vakar dar įkvėpėme. 15 mintis. Tikrai ne dėl augalų kvėpavimo, kurį jie daro besąmoningai, mūsų gyvenimas mums toks brangus. Ir ne dėl gyvulių kvėpavimo, ne dėl vaizduotės galios, ne dėl aistrų vedimo, ne dėl maitinimosi ar virškinimo, o kągi vertiname? Pliaukšėjimą liežuviais, o juk daugelio pagyros tėra ne kas kita kaip tuščias garsas. Tad jei nešlovė, kas tuomet verta mūsų dėmesio? Vien tai, kad kiekvienas tavo judesys ir veiksmas
atitiktų tavo tikrąją prigimtį. Net paprasti amatai tuom vadovaujasi, kad tai, kas padaryta, tiktų tam, kas buvo sukurta. Vynmedžio prižiūrėtojas, kumeliukų dresuotojas, vaikų mokytojas, visi siekia to paties. Tad ir tu turėtum tą vertinti. Jei tai darai, tau nereikia nieko daugiau. Bet jei vis tiek rūpinisi kitais dalykais, tu nebūsi laisvas, nebūsi ramus, visada būsi troškimų vergas. Tu būsi pavydus, įtarus, norėsi iš kitų atimti tai, ko pats trokšti ir pyksi ant dievų. Bet jei gerbsi vien savo protą, būsi priimtinas savo, geras draugas kitiems ir sutarsi su dievais. Su dėkingumu priimdamas viską, ką jie tau skyrė. 26 mintis. Aukštyn, žemyn, aplink taip juda elementai, tačiau dorybės judėjimas ne vienas iš jų. Jis dieviškesnis ir jo kelias sunkiai nusakomas. 17 mintis. Kaip galima nesistebėti? Jei nenori gerai kalbėti apie tuos, kurie gyvena kartu su jais, bet labai trokšta, kad ateities kartos, kurių jie niekada nematys, jo šlovintų. Tai tas pats, kas liūdėti dėl to, kad tavęs negyrė tie, kurie gyveno prieš tave. 18 mintis. Niekada nemanyk, kad kažkas yra neįmanoma žmogui vien todėl, kad tau tai sunku arba beveik neįmanoma. Ką tik gali įsivaizduoti kaip įmanoma žmogui apskritai, laikyk įmanomu ir sau. 19 mintis. Įsivaizduok, kad treniruotėje kas nors tave nagais apdraskė ar suskėlė galvą. Tu esi sužeistas, bet nepyksti. Nesi įtarus, nesi kerštingas. Tiesiog saugaisi jo kaip draugiško priešininko. Elkis taip ir gyvenime. Yra daug situacijų, kurias turime vertinti kaip pasipriešinimą treniruotėje. Galima vengti, net jei įtarinėji ir neapkenti. 20 mintis. Jei kas nors mane pataiso ir įrodo, kad klystu, su džiaugsmu tai pripažinsiu, juk aš ieškau tiesos, ji niekam nekenkia. Bet kas lieka klaidoje, tas kenčia. 21 mintis. Aš darysiu tai, kas man priklauso. Visa kita, ar tai būtų negyvi dalykai, ar beprotingos jėgos, ar net žmonės, jei jie klysta ar nesupranta, neturi manęs trikdyti. Viską, kas neturi proto, kaip protinga būtybė naudoju su pagarba, bet be įsitraukimo. O žmonėms kaip proto bendrakeleiviams, su jais elgiuosi draugiškai ir bendruomeniškai. Kad ir ką bedarytum, nepamiršk kreiptis į dievus. O kiek ilgai tau teks tai daryti? Tebūnie tau nesvarbu. Užtenka net 3 valandų tokio gyvenimo. 22 mintis. Aleksandras Makedonietis ir tas, kuris prižiūrėjo jo mulus, mirę tapo tuo pačiu. Abu arba sugrįžo į tą pačią pradinę proto esmę, iš kurios kilo viskas, arba apie juosybės buvo išskaidytos į atomus tuo pačiu būdu. 23 mintis. Pagalvok, kiek skirtingų dalykų vyksta tavyje per vieną akimirką, tiek kūne, tiek sieloje. Ir tada tavęs nestebins, kad visa, kas vyksta pasaulyje, gali vykti tuo pačiu metu. Bendrai visumoje, kurią vadiname pasauliu. 24 mintis. Jei kas nors paklaustų, kaip rašomas žodis antoninas, tu sutelktum dėmesį ir ištartum raides viena po kitos. O jei kas tau prieštarautų ar mėgintų ginčytis, argi tu su juo pyktumeisi? Ne, tiesiog ramiai tęstum. Taip ir čia. Kiekviena pareiga, kaip žodis, susideda iš tam tikrų veiksmų, kuriuos nuosekliai turi eiti, nekreipdamas dėmesio į tuos, kurie ginčijasi ar priešinasi. 25 mintis.
Argi nėra žiauru drausti žmonėms siekti to, ką jie pagal savo suvokimą laiko savo gėriu ir prigimtiniu tikslu? O tu tai darai kiekvieną kartą, kai pyksti ant jų dėl jų klaidų. Juk jie į tas klaidas veda patys, kaip į tai, kas jiems atrodo naudinga. Jei manai, kad klysta, parodyk geresnį kelią, paaiškink, bet nepyk. 26 mintis. Mirtis – tai pabaiga pojūčiams, aistrų tironijai, proto klaidoms ir kūno vergoviai. 27 mintis. Jeigu tavo kūnas dar gali tęsti šį gyvenimą, būtų gėda, jeigu tavo siela pasiduotų pirmoji. Saugokis, kad iš filosofo netaptum vien rūmų žmogumi, Cezariu, kurį perima rūmų manieros. Jei nebudėsi, taip gali atsitikti. Todėl išlik paprastas, geras, nuoširdus, santūrus, neapsimetantis, teisingumo mylėtojas, dievo baimingas, švelnus ir ištvermingas, pasiruošęs pakelti viską, kas tau skirta. Būk toks, kokiu būtum tapęs, jei būtum iki galo atsidavęs filosofijai. Garbink dievus, daryk gerą žmonėms, gyvenimas juk trumpas. Vienintelė jo prasmė – gerumas ir šventumas. 28 mintis. Daryk viską taip, kaip dera Antonino Pijaus mokiniui. Atsimink jo tvirtumą elgiantis pagal protą, jo pusiausvyrą, šventumą, linksmą veidą, švelnumą, kuklumą, kaip kruopščiai jis ieškojo tiesos ir nenurimdavo, kol visiškai neišsiaiškindavo, kaip ramiai priimdavo neteisingus kaltinimus, kaip neskubėdavo, neklausydavo paskalų, kantriai stebėdavo žmonių elgesį. Jis neapkalbėdavo, nebuvo bailus, įtarus, jo kalba buvo paprasta, neįmantri. Jis patenkintas mažais dalykais, paprasta lova, apranga, maistu, ištverdavo ilgai be jokių reikmių, jo draugystė stabili. Jis džiaugdavosi, kai kas nors pateikdavo geresnį patarimą, ir galiausiai jis buvo religingas be prietarų. Atsimink visą tai, kad kai ateis tavo paskutinė valanda, ji tave rastų pasiruošusi, su ramia sąžine, kaip rado jį. 29 mintis. Pažadink savo protą ir atitrauk jį nuo sapnų, nuo natūralių iliuzijų ir vizijų. Ir kai pilnai pabusi, pamatysi, kad visa tai tebuvo sapnas. Tada ir pasaulietinius dalykus žvelk taip, kaip ką tik pabudęs žiūri į tai, ką regėjo sapne. 30 mintis. Aš sudarytas iš kūno ir sielos. Kūnui visi dalykai yra vienodai neutralūs. Jis negali pasirinkti ar atmesti ko nors pats iš savęs. O sielai viskas, kas ne jos pačios veikimo ribose, yra taip pat neutralu. Ir net tai, ką ji veikia, priklauso tik nuo jos pačios. Ji neužsiema nei praeitimi, nei ateitimi, tik tuo, kas vyksta dabar. Todėl ir tai jai vienodai neutralu. 31 mintis. Kol koja atlieka savo funkciją ar ranka savo, jų darbas nėra priešingas gamtai. Taip ir žmogus, kol atlieka tai, kas jam priklauso kaip žmogui, jo darbas nėra žalingas. O jei laimė būtų malonume, kodėl tada plėšikai, ištvirkeliai, žudikai ir tironai jo turėtų tiek daug? 32 mintis. Ar nematai, kaip net paprasti amatininkai, nors ir menkai išsilavinę, uoliai laikosi savo darbo? Ir ar nėra gėda, kad architektas ar gydytojas rūpinasi savo amatu labiau nei žmogus savo kaip racionalios būtybės paskirtimi? Protas juk bendra žmogui ir dievams. 33 mintis. Azija, Europa – tik pasaulio kampai. Jūra tai tik lašas, Atoso kalnas tik grumstas, dabartis tik akimirka amžinybėje, visa tai menka, laikina,
ir viskas kyla iš vieno šaltinio, arba kiekvienas dalykas buvo apgalvotas ir nulemtas, arba įvyko iš būtinybės, net liūto žiaunos ar nuodai, tai tik būtinos gražių dalykų pasekmės. Nežvelk į tai kaip į priešingybę šventam ir geram. Suvok visko kilmę. 34 mintis. Kas matė dabartį, tas matė ir praeitį, ir ateitį. Viskas yra vienos rūšies, viena kitą atkartoja. Dažnai mąstyk apie pasaulio dalykų sąryšį. Visi daiktai tarsi susipynę vieni su kitu. Vieta, prigimtimi, bendru susitarimu ar esminiu vienybiškumu. Visi dalykai egzistuoja kartu. 35 mintis. Prisitaikyk prie to, kas tau skirta likimo, ir mylėk žmonės, su kuriais tenka gyventi, bet mylėk iš tikrųjų. Įrankis yra geras, jei atlieka tai, kam sukurtas, net jei jo kūrėjo jau nėra, o gamtos kūriniai, žmonės, turi savo kūrėją savyje, todėl ją turime dar labiau gerbti. Jei gyveni taip, kaip nori gamtos protas, viskas gerai. Ir taip, per tai jis pasiekia savo palaimą. 36 mintis. Jei kas nors nepriklauso tavo valiai, negali nei to gauti, nei išvengti, ir tu vis dėlto laikai tai geru ar blogu, neišvengiamai kaltinsi arba dievus, arba žmonės. Ir taip darysi blogą, nes neįsivaizduoji skirtumo ten, kur jo neturėtų būti. Tačiau jei gėriu ir blogiu laikysi tik tai, kas tavo paties valioje, nebebus priežasčių nei piktintis dievais, nei pykti ant žmonių. 37 mintis. Mes visi dirbame tam pačiam tikslui, vieni sąmoningai, kiti ne. Heraklitas sakė, net miegantis žmonės dirba savo darbą. Vieni prisideda vienu būdu, kiti kitu. Net tas, kuris skundžiasi ir priešinasi, taip pat veikia pasaulio naudai. Ir tokių žmonių visata taip pat reikalauja. Pagalvok, prie kurių norėtum priklausyti, nes pasaulio tvarkytojas panaudos tave, nori to ar ne, ir įtrauks į savo planą. Tačiau nesielk taip, kaip tas juokingas personažas, apie kurį rašė Krisipus. Būk vertas savo vaidmens. 38 mintis. Ar saulė imasi lietaus darbo? Ar Asklepijas to, kas priklauso žemei? O žvaigždės kiekviena skirtinga, kiekviena turi savo užduotį, tačiau visos kartu tarnauja bendram tikslui. 39 mintis. Jei dievai nusprendė, kas man nutiks, turiu priimti tai kaip išmintingą sprendimą. Juk neįsivaizduojama, kad Dievas būtų kvailas. O kodėl jie turėtų norėti man blogo? Kokia jiems nauda iš to? Bet jei jie nesprendžia atskirai apie mane, jie sprendžia apie visumą. Ir kas man nutinka, įvyksta kaip dalis to bendro sprendimo. Tai taip pat turiu priimti. O jei jie išvis nieko nenusprendė, na kas būtų šventvagiška manyti, nes kam tada maldos, aukos, priesaikos, tai vis tiek ačiū dievams. Nes apie tai, kas man naudinga, sprendžiu aš pats. O man naudinga tai, kas atitinka mano prigimtį, būti protingu, veikti pagal protą, būti naudingu žmonėms. Kaip Antoninas priklausau Romai. Kaip žmogus visam pasauliui. Todėl, kas gera mano miestui ir žmonijai, gera ir man. 40 mintis. Viskas, kas bet kokia forma atsitinka kuriam nors žmogui, yra naudinga visumai. Ir mums turėtų pakakti vien to, kad tai naudinga visumai. Tačiau jei stebėsi atidžiau, pastebėsi ir tai. Viskas, kas nutinka bet kuriam žmogui, yra naudinga. Ir tebūnie žodis naudinga čia vartojamas plačiau, taikant net tiems dalykams,
kurios laikom viduriniais ar neutraliomis vertėmis, kaip sveikata ar turtas. 41 mintis. Kaip teatre ar kituose renginiuose, kai matai vis tą patį, pasidaro nuobodu ir erzinančiai monotoniška. Taip ir visa gyvenimo eiga turi tave veikti. Viršuje ir apačioje viskas kartojasi iš tų pačių priežasčių, kadagi tai baigsis. 42 mintis. Tegul tavo mintis nuolat sugrįžta prie daugybės žmonių mirčių. Iš įvairių laikų, amatų, tautų, net iki tokių kaip Filistijas, Febas, Origanijonas, o paskui prie kitų kartų. Ir ten mes keliausime po daugelio pokyčių. Ten, kur Heraklitas, Pitagoras, Sokratas, kur senieji didvyriai, didieji vadai, karaliai, kur Eudoksas, Hiparchas, Archimedas, sumanus, darbštus, gilus protai, ir net tie, kurie pašaipiai žvelgia į žmogaus gyvenimo trapumą, kaip Menipas, visi jie seniai mirė. Ir kas jiems iš to, net tie, kurių vardas neišliko, ar jiems dėl to blogiau? Vienintelis vertas dalykas – gyventi tiesoje ir teisingume, su meile elgiantis su neteisingai žmonėmis. 43 mintis. Kai nori pasidžiaugti, prisimink dorybės tų, su kuriais bendrauji. Vieno darbštumą, kito kuklumą, trečio dosnumą ir taip toliau. Niekas taip nepradžiugina, kaip matyti dorybių pavyzdžius gyvenime. Ypač kai matai juos visus vienu metu. Todėl turėk šios vaizdinius visada paruoštus mintise. 44 mintis. Ar tau liūdna, kad sveri ne 300 svarų? Tiek pat pagrindo turi liūdėti, kad negyveni 300 metų. Kaip esi patenkintas savo kūno apimtimi, taip turėtum būti patenkintas ir gyvenimo trukme. 45 mintis. Stenkis įtikinti kitus, bet jei teisingumas ir protas tau liepia veikti, veik net jei visi tau priešinasi. O jei kažkas tau trukdo jėga, savo dorybingą ketinimą perkelt nuo teisingumo prie ramybės ir kantrumo. Tai, kas buvo kliūtis vienai dorybei, tebūnie galimybė kitai. Ir atmink, tu niekada nesiekiai neįmanomų dalykų, tik tokių, kurie priklauso nuo tavęs, su išlyga, o tai tu visada gali pasiekti. 46 mintis. Ambicingas žmogus mano, kad jo laimė yra kitų žmonių pagyrose. Malonumų vergas savo pojūčiuose, išmintingas žmogus savo veiksmuose. 47 mintis. Tu gali bet kuriuo momentu pašalinti bet kokią nuomonę ar įsitikinimą ir tuo pačiu pašalinti liūdesį. Pats objektas nieko negali primesti. Viskas kyla iš tavo požiūrio. 48 mintis. Kai kas nors su tavimi kalba, klausyk taip, kad tuo metu nebūtų mintimis kitur. Būk įsižiūrėjęs į jos sielą, lyg ji būtų priešais tave. 49 mintis. Tai, kas nenaudinga visam bičių aviliui, negali būti naudinga atskirai bitei. 50 mintis. Ar skųsis keleivis, jei jis saugiai atgabenamas į krantą? Ar pacientas, jei jis išgydomas? Jiems rūpi tik tai, ar pasiekia tikslą. Kodėl turėtų rūpėti kas nors daugiau? 51 mintis. O kiek žmonių, kurie gimė kartu su manimi, jau seniai mirė? 52 mintis. Geltonuoju drugiu sergančiam medus atrodo kartus, išprotėjusiam ir vanduo baisus, o vaikui kamoliukas atrodo brangus. Tad kodėl aš turėčiau pykti ant žmonių? Ar manai, kad klaidingas įsitikinimas mažiau galingas nei liga ar nuodai? 53 mintis. Niekas negali tau sutrukdyti gyventi taip, kaip liepia tavo prigimtis.
Ir niekas negali nutikti tau, kas nebūtų naudinga gamtos visumai. 54 mintis. Kas tie žmonės, kurių pritarimo taip trokšta kiti? Ką jie nori gauti ir kokiais veiksmais? Ir kaip greitai viską palaidoja laikas. Kaip jis jau palaidojo tiek daug.